klinkeris gražiai suklijuotas, nekrito, žinai, į akį kažkas labai, kaip tamsoje ten būna, žinai, šeimininkai su šviestuvu pasišviečia ir labai ten kokia viena plyta iššokas. Bet čia paglošiau vaikščiodamas, tai nepajaučiau, kad labai striktų. Aš sakyčiau, net nesažininga yra dėti iš šono šviesą ir taip toliau. Nes žmogus, kai dirba, to šviesos iš šono nebūna, ne? Tu nepaprašysi saulės, kad jinai šviestų tik tai iš to kampo ir kitaip niekaip nešviestų. Prieš pradedant darbus reikia labai aiškiai įsivardinti, ko tikisi šeimininkas, kad nebūtų nesusipratimų. Galbūt šeimininkas nori kažko idealaus, o siena, tarkim, nėra paruošta idealiai ir tu negali net užtikrinti tos kokybės aplamai. O pati plytelė klinkerinė, jinai būna vienoda, ar jos visos skirtingos? Skirtingos. Netgi apdailos plytelės, kur viduj būna, ne? Ten tualetai, vonios ir taip toliau. Jos ir tai skiriasi ant kelių milimetrų, čia labiau skiriasi. Tai vat reikia šitą, žinai, žinoti ir iš praktikos pasakyti klientui, kad jiem atrodo viskas yra vienoda kaip vienas štampas, o čia realiai pasirodo, kad tu paėmė ir skiriasi parametras, tai vos nedar taikyk, žinai. Sumontavus ledus dažnai ir dažytojams būna, kas vidų dažo ir taip toliau užsiima už galvos. Tai ko jūs nesakėt, kad čia ledas bus? Tie ledai vieni šviečia tiesiai į apačią, kiti šviečia kampu. Galima padaryti, kad tai atrodytų normaliai, bet tai turi žmogus žinoti iš anksto. Dažytojai turi būti pabrėžta, kad čia bus ledas, kad jisai švies taip ir taip, į apačią ar skersai ir tada jau gali orientuotis, tada žinai, ko iš šitos vietos reikalauti, nes ledas tikrai parodo to, ko paprasta akis nemato.